Galbūt girdėjote, kad už pinigus laimės nenusipirksite ir galimai žmogus, kuris jums tai pasakė, buvo turtingas ir jisai nėra klaidingas. Kaip žymus Amerikos reperis Kanye Westas yra pasakęs, turėjimas pinigų yra dar ne viskas, o neturėjimas yra. Nežinau, kokie yra finansų konsultantai iš reperių, tačiau Kanye Westas turi gerą idėją. Kai neturi pinigų, tai tampa skausmo šaltinis. Visas fokusas yra į pinigus, tai tarsi kažkoks objektyvas tampa, pro kurį mes žiūrime. Kiek čia kainuoja, blemba, per brangu, ten nuolaidas, gal reikia nueiti. Tu man skolingas. Kai mes jų neturime, atrodo, kad kiekviena mūsų problema sukasi aplink pinigus. Ir nors būdami turtingi, tačiau tai vis tiek neišspręs visų gyvenimo problemų. O susikravimas šiek tiek pinigų atrodo kaip labai vertas užsiėmimas. Kai tapsite finansiškai laisvi, tada pradėsite nebepriimti kiekvieno sprendimo remdamisi vien tik į pinigus. Nesiimsite darbo vien dėl to, kad jis yra geriau apmokamas. Nereikės žiūrėti į ekologiškų produktų kainas, kad įsitikintume, jog galite savo jos leisti. Gerai įsivaizduoti, kad net nereikėtų galvoti apie pinigus, bent jau, kad nebūtų pagrindinis stresas. Žingsniai, kad ten patekti, yra paprasti, tačiau tai neįvyks per vieną naktį. Siūlomi žingsniai. Pirmasis žingsnis. Sukurkite skubios pagalbos fondą. Sutaupykite X sumą, pavyzdžiui 1000 eurų, padėkite į skubios pagalbos fondą ir naudokite tik sunkiomis aplinkybėmis. Egzistuoja Deivo Ramsio istorija, kur žmogus tiesioginė prasme įdėjo savo skubios pagalbos fondą į nuotraukų rėmelę su užrašu "Nelaimės atveju išdaužk stiklą". Skubios pagalbos situacijos neapima pinigų alui, atostogoms ar net sužadėtuvių žiedų. Šie pinigai turi būti panaudoti tik tada, kai gyvenimas tampa visiškai išmuštas iš vėžių. Pavyzdžiui, pas veterinarą, pas daktarą, sugedo mašina, šildytuvas. Pagaunat mintį. Jūs manęs paklaustumėt, kodėl verta kurti skubios pagalbos fondą, o aš atsakyčiau, nes ne vienam žmogui ne karto nebuvo taip, kad nenutiktų kažko blogo. Kaip ekstrinis pasimatymas pas dantistą. Ir užuot vėl skolindamėsi pinigų iš savo šeimos ar išsitraukdami kreditinę kortelę, jūs vis dar labiau įsiskolinate, tačiau turėdami skubios pagalbos fondą turėsite į ką atsigręžti. Turbūt puikus dalykas apie skubios pagalbos fondą yra tai, kad jis suteikia ramybės jausmą ir leidžia judėti gyvenime truputį laisviau, nes žinai, kad jeigu ką, turiu. Antras žingsnis – susimokėkite savo skolas. Apie 80 suaugusių amerikiečių yra skolingi ir mes tai priėmėme kaip statusą. Galbūt kažkada nusipirkote daiktą, kurio visiškai nereikėjo įrengti butui, arba įsigijote naują automobilį, kai galėjote nusipirkti naudotą. Didžiausių paskolų problema yra tai, kad jie mažina mūsų mėnesinės pajamas, o tai apribojo galimybę iš šono atidėti kažkokią sumą. Iš to ateina hipotezė. Kuo greičiau susimokėti paskolas. Pamirškite apie kasdienių lat ir kavos suvartojimo mažinimą, nes čia žengsite didžiausią žingsnį finansinės laisvės link. Tarkime, kad turite $100 000 studentų paskolų su 5% palūkanomis 20 metų laikotarpį. Jei mokėsite tik minimą už visą paskolos laikotarpį, galiausiai atiduosite bankui daugiau nei $158 000. Tai atrodo kaip avarinė situacija. Tačiau koks yra geriausias būdas sumokėti anksti skolas? Yra keletas būdų, kaip tai padaryti. Kiekviena paskola yra su skirtinga suma bei su skirtinga palūkanų norma. Todėl remiantis skaičiais, protingiausias sprendimas yra susimokėti paskolą su aukščiausia palūkanų norma, o tada susimokėti likusias. Kitas pasirinkimas yra vadinamas sniego gniūžtės metodas. Ten yra atsižvelgiama į žmogaus elgesį. Pirmiausia, susimokėdami mažiausią paskolą mes jos atsisakome greičiau, o tai leidžia žmogui įgauti pagreitį bei užsimotyvuoti sumokėti likusias paskolas. Taigi įsivaizduokime, pirmą kartą rimtai pradėjote grąžinti skolas anksčiau laiko. Viską Excel skaičiuoklė yra surašoma kas antrą dieną, tikrinama ir jūs pradėt galvoti, kaip gerai bus viską išmokėti, ne? Ir jūs jas su laiku tiesiog pašalinat vieną po kito kaip bepročiai kokie, kurie visiškai apkvaitę stebėdami savo mėnesinės įmokas. Ir tai skatina judėti toliau, atsiranda tikėjimas, jau matoma šviesa tunelio gale ir rimtai galima viską išsimokėti. Trečias žingsnis – sukurkite apsaugos pagalvę. Koks būtų jausmas, jeigu jūsų banko sąskaitoje būtų 6 ar 12 mėnesių išlaidos? Kokį stabilumo jausmą duotų tą pagalvę, netyčia prarasti darbą, jeigu, nežinau, kažkas su sveikata atsirado arba praradot klientų, jūs žinotumėt, kad ateityje galėtumėt savim pasirūpinti. Štai kodėl taip svarbu turėti apsaugos pagalvę. Todėl atidarykite savo Excel skaičiuoklį ir aprašykite visas savo mėnesio išlaidas. Nuoma, bakalėjos prekės, internetas, draudimas, Netflix prenumerata, telefono sąskaita ir taip toliau.
Taigi visos šios informacijos įtraukimas į skaičiuoklį būtų nuostabus būdas suprasti. Koks yra jūsų absoliutus minimumas, kurio reikia, kad pragyventi? O dabar biški sunkiosios matematikos. Padauginkite savo skaičių iš 6 mėnesių, kad gautumėte pirmąjį tikslinę apsaugos pagalbės tikslą. Kitas tikslas po to būtų gauti 12 mėnesių apsaugos pagalbę. Šis skaičius dabar tampa jūsų bazinio lygių ir tai tarsi yra praplėstas skubios pagalbos fondas. Tik aš gal nedėčiau pinigų į nuotraukų rėmą, bankas skamba saugiau. Ketvirtas žingsnis – susikurti pensijų fondą. Pensijos fonda yra tas dalykas, kurio aš gal jau turėčiau padaryti, bet nieko nedarau. Visi girdėjo, draugai kažką sako, o pats nieko. Nereikia man tų jūsų visokių. Asmeniniai finansai dažnai yra susijęs su trumpalaikiu pasiaukojimu siekiant ilgalaikės naudos. Susitaupant šiek tiek kiekvienais metais galėsite pasiruošti oriai pensijai. Pirma, sudėtinis palūkanas yra bomba. Įsivaizduokit 100 eurų, 10%, po metus yra 110, po to vėl 10% jau ne ant 100 eurų, o ant 110 ir taip kas metais įsivaizduokit, geriau parodysiu. Pavyzdžiui, pateiksiu Amerikos pavyzdį, kad įdedate $10,000 į 401 pensijų fondą, kuriame gaunat 10% metinę grąžą sulaukę 20, jei niekada nepaliesite tų pinigų. O kai jums sukaks 70 metų, bankai turėsite daugiau nei $1,1 milijono $1,000. Tam naudokit sudėtinių palūkanų skaičiuoklį internete, kad sužinotumėte, su kiek galėtumėte išeiti į pensiją, pasiremdami savo metinėmis santaupomis. Aš asmeniškai dar neinvestuoju, parašiau, kad nepamirštų. Patarimas netikrinti kas kartą po dienos, kiek ten jau daugiau pinigų, ar ne daugiau. Tai yra ilgą laiką. Pavyzdžiui, kai buvo 2008 krizisas, žmonės galėjo išsigąsti, bet kai jūs varat į long termą, tai viskas bus okidoki. Aišku, yra, kaip ten sakoma, kintamaisiais dalykais, tai turi būti kažkokia strategija, aišku. Ir aš galiu pasakyti, kad aš daugiau esu reperis negu finansų konsultantas, tai darykit viską pagal savo galimybę ir, nežinau, paskaitykit kažkokią gal knygą apie investicijas. Iki.